2024 Klaipėdos miestui ypatingi. Lygiai prieš 140 metų Klaipėdos uoste ant šiaurinio molo buvo įžiebtas baltasis švyturys. Nors dydžiu neypatingas, tačiau išoriškai itin impozantiškas. Šiaurinio molo švyturys prieškariu tapo kultiniu Klaipėdos marinistiniu statiniu, uosto ir miesto simboliu, populiarumu užgožusiu visus kitus žinomus objektus, garsiausius pastatus, tiltus, bažnyčias. Populiaresnis jis buvo ir už netoliese buvusį didesnį švyturį, tuokart vadintą raudonuoju, o vėliau šachmatiniu. Daugiau kaip 130 skirtingų tiražų baltojo švyturio atvirukų surinkęs kraštotyrininkas ir žurnalistas Denisas Nikitenka sako, tai buvo labiausiai fotografuojamas ir atvirukuose tiražuojamas Klaipėdos objektas. Baltasis švyturys, jisai buvo fenomenalus. Jisai buvo fenomenas. Ta fenomeną paaiškinti yra pakankamai sudėtinga, bet aš turiu savo, tarkime, tam tikrą atsakymą. Tai iš kur tas, kodėl sakau, kad fenomenas? Todėl, kad aš pradėjau kolekcionuoti atvirutes su baltuoju švyturiu. Ir šiai dienai per beveik 3 metus man pavyko sukaupti 130 skirtingų tiražų atvirukų su baltuoju švyturiu. Tai reiškia 130 mažiausiai tiražų. Ir jeigu mes galvotumėm, ką labiausiai fotografavo prieškario fotografai Klaipėdoje, Memelyje, bet kurioje epochoje, tai yra ar tu imsi Vokietijos imperiją, ar Veimaro Respubliką, ar tarpukarį lietuvišką, ar nacistinės okupacijos periodą. Visada buvo baltasis švyturys numeris 1 perkamiausių atvirukų sąraše. Man pačiam, tarkim, kiltų klausimas, o koks buvo Klaipėdos mėgstamiausias fotografuojamas ir tiražuojamas objektas. Tai turbūt be abejonės sakyčiau kokia nors Anikė skulptūra, Biržos tiltas, arba Biržos pastatas, arba ten Tiltų gatvės kažkokia, ar ten bažnyčia Švento Jono, pavyzdžiui. Ne. Pasirodo, baltasis švyturys buvo tas pats populiariausias, mylimiausias, mėgstamiausias atviručių leidėjų objektas, o ta meilė tai tolygų pinigai. Nes jie neleistų tiek daug tiražų, jeigu jų nepirktų. Tai reiškia, žmonės buvo jį taip pamėgę, kad jie tiesiog, tu atvažiuoji į Memelį, tu nori išsiųsti linkėjimus savo giminėjim kažkur į Berlyną arba į Hanoverį, kažkur dar kitur. Ir tu turi didžiulį pasirinkimą atvirukų. Tai yra miesto vaizdai, panoramos, įvairios bažnyčios, įvairios gatvės ir tu renkiesi su baltuoju švyturiu, kuris tuo metu simbolizavo Klaipėdos miesto simbolis tai buvo. Ir tu siunti jį. Tai va, tarkime, tas atvirukų kiekis jis parodė, kad tai buvo populiariausias objektas atvirukų leidėjam. O kodėl jis buvo toks mėgstamas, tai rodo ir nuotraukos dar. Žmonės ateidavo, kaip ir dabar, tarkime, šiaurinis molas yra vienas iš populiariausių Klaipėdoje lankomų objektų, pačių vietinių ir pačių turistų. Tai nėra turbūt labiau lankomos vietos kaip šiaurinis molas. Čia atsiveria jūros vaizdas, tai yra panorama, tai yra, tu gali stebėti saulėlydį, tu gali matyti atplaukiančius, išplaukiančius laivus. Čia galų gale pučia gaivus vėjas, tai yra laisvės pojūtis, tai yra horizontai, tu matai gyrulius, tu matai Kuršių neriją, tu matai miesto panoramą. Tai matyt, ta pati vieta, jinai jau yra užprogramuota tam traukti, nes jinai yra labai romantiška, jinai yra labai klaipėdietiška, jūrinė tokia ir uosto įplauka, ir sakau, tos pačius laivus stebėti. Tai pagrindinis miesto švyturys, tas didysis, kuris pirmojo Melnragėj, su juo irgi leido atvirukus, bet net nėra su kuo konkuruoti su baltuoju švyturiu. Remiantis istoriniais šaltiniais, šis grakštus, siaurėjančio cilindro formos, beveik 9 metrų aukščio švyturys stūksojo pačiame šiaurinio molo gale, ant specialiai įrengto mūrytų akmenų postamento. Švyturį juosė ažūrinė 1 metro aukščio tvorelė. Buvo įrengta apžvalgos aikštelė. Link švyturio buvo nutiesti ir siaurojo geležinkelio bėgiai. Švyturį aptarnavo ir molo tvarkybai, rekonstrukcijom buvo įrengtas ant šiaurinio molo ir siaurasis geležinkelio toksai bėgiai. Toks
važinėjo toks traukinukas ir vežiojo įvairias statybinės medžiagas ir viską, ką reikia molo rekonstrukcijai arba švyturį aptarnauti, nes jisai iš pradžių buvo kūrenamas žibalu, paskui acetileno dujomis, o po to neaišku, 39-45 gal jau ir elektra, bet čia dar reikia išsiaiškinti. Tai vėlgi švyturio tam tikras atspindys galbūt yra, ten toliau yra, pavyzdžiui, vėlgi uosto vartai turi 2 spalvų lemputes, tai kai įplauki, tai jeigu iš tos pusės žiūrint, tai baltasis švyturys jisai neturėjo tokios besisukančios lempos, kaip Nidos švyturys, kur sukas aplink savo ašį 360 laipsnių kampu ir jisai tik mirksėjo į jūros pusę raudoną šviesą. Mirksiukas buvo su savo dažniu, tai ir dabar raudona šviesa dega šiaurinis molas, o pietinis žalia. Tai netgi tie žymėjimai yra išlikę. Tai ten, tarkime, atviručių kūrėjai, kurie vaizdavo tos spindulius, tai jau čia fantazija. Klaipėdos uosto šiaurinis molas šiandien yra viena mėgstamiausių pasivaikščiojimo vietų. Traukos objektu jis buvo ir prieš daugiau kaip 100 metų, kai jį puošė baltasis švyturys, tapęs tikru ir miestiečių, ir turistų traukos objektu. Jis buvo visiškai nepavaldus skirtingiems laikmečiams. Puikavosi jis ant pašto ženklų, taip pat pinigų. Štai pavyzdžiui, po Pirmojo pasaulinio karo 1922 metais Klaipėdos krašto prekybos rūmai išleido laikinuosius vietinius pinigus, notgeldus, kurie pasižymėjo meniškų apipavidalinimu, panaudojant įvairius to krašto žymiausius jo identitetą akcentuojančius simbolius. 10 markių notgeldų kupūros centre ir baltasis švyturys. Jisai stovėjo ypatingoj vietų. Tai buvo molo pabaiga ir žmonėmis jis buvo gražus, nes tai yra tarsi toksai, kaip simbolis, prie kurio norėjo visi nusifotografuoti. Aš kaip pasižiūriu, tarkime, įvairių laikotarpių nuotraukas, tai Vokietijos imperijos laikais fotografavosi, paskui, tarkime, prancūzmečių visi prancūzai 20-22 metais kariškiai eidavosi fotografuotis prie baltojo švyturio. Lietuviškojo periodu nuo 23 iki 39 Lietuvos policininkai, pasieniečiai, vėlgi kariškiai, daugybė žmonių atvažiavę iš Kauno, ekskursijos, visi fotografuodavosi prie baltojo švyturio, yra išlikę daugybė nuotraukų. Tai reiškia, jis buvo nepavaldus nei epochai, nei valdžiai, nei valstybei. Ar tai būtų Vokietija, ar tai būtų Lietuva, jisai nuolat buvo traukos objektas, nes buvo tiesiog, aš kaip visada sakau, kad kaip į Paryžių nuvažiavus į Prancūziją privaloma nusifotografuoti Eifelio bokšto fone, į Italiją nuvažiavus nusifotografuoti Pizos bokšto fone arba prie Koliziejaus, ten kažkur Briuselyje būtinai prie sisijojančio berniuko, tai Klaipėdai buvo privaloma nusifotografuoti prie baltojo švyturio. Tai jisai turėjo milžinišką tokią trauką, magiją kažkokią savo, nors tai nebuvo nei kažkoks ten supermeno kūrinys, ten ar kažkoks ten labai didelis, ten dar kažkas, jisai buvo tiesiog tinkamoj vietai. Jis buvo pats impozantiškas, labai gražus ir tai labai jautėsi iš tikrųjų, kad tai yra vis dėlto uostamiestis. Nes jeigu tu siunti atviruką iš Mėmelio ir tu siunti gatvę, bažnyčią, kokių Vokietijoje yra daug, arba Lietuvoje irgi daug, tai tu atsiųsdamas su baltuoju švyturiu, tu atsiunti unikalią atvirutę su unikaliu vaizdu, su unikaliu objektu, kurio nėra daugiau niekur. Ypač mėgstami buvo žiemos vaizdai, kai švyturys ir bangolaužio galas virsdavo įspūdingą, apledėjusią skulptūrinę kompoziciją. Žiemą jis virsdavo ledo skulptūra. Tai dabar bangos irgi taško molą, bet anuomet buvo truputėlį kitoks efektas. Molas iš pietinės pusės buvo toks jisai lenktas kaip banga. Ir banga, kai atsimuždavo, jinai nepersirisdavo kaip dabar per visą molą, o jinai duždavo į viršų vertikaliai. Tai čia buvo toks hidrotechninis sumanimas ir gudrybė. Panašus dalykai yra, sakykime, upių rėvose, kai atsimuša ir prie tiltų galų gale, jeigu atkreipsi dėmesį, tilto apatinės atramos turi irgi pastorinimus tokius, kad nenuplautų tilto. Tai va čia irgi yra gudrybė. Tai jisai va čia bangos jau tėkšdavo tiesiai ant to švyturio ir jisai virsdavo kaip Nidoje, mes matome žiemą soliukus apledėjusius su varvekliu, ten tokiais kūriniais, reiškia, tokiu pačiu virsdavo baltasis švyturys ir žiemą fotografuodavos. Visiškai nesvarbu, kokiu metų laiku,
Saulėlydis, vėlgi ateidavo žmonės nuotraukas padaryti, tamsoj būdavo labai sunku, tai atvirukų kūrėjus jie tuo metu naudojo retušavimą, ant stiklo plokščių ranka spalvindavo ir Photoshopas tų laikų prieš 100 metų egzistavo, buvo specialios dirbtuvės, tai jie ten yra pripaišę ir laivelių visokių neegzistuojančių, ir švyturio spindulius į šonus, reiškia, einančius tokius kaip šuorai šviesos. Ir tos atvirutės buvo ant tiek patrauklios, kad žmonės galbūt ir jas pamatė, spaudos kioske ten ar kažkur parduotuvėje, ten realiai jas pardavinėdavo knygynuose, tai jie galbūt vien iš tos atvirutės eidavo ant molo pasižiūrėti, o tai kaip jis atrodo iš tikrųjų, galbūt vakare. Žmonių pamėgtas baltasis švyturys buvo ikona. O Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, jis tapo ir Lietuvos jūrinės valstybės simboliu. 23 metais, kai galų gale pavyko tą Klaipėdą su Klaipėdos kraštu prijungti prie didžiosios Lietuvos, ir atsivėrė vartai ne tik į jūrą, bet į pasaulį. Tai valstybė apie tai norėjo kalbėti daug, garsiai ir skambiai. Ir tai buvo labai svarbu geopolitiškai. Jauna susikūrusi valstybė, jinai tampa jūrinė šalimi. Pilnavertė, visavertė jūrinė šalimi su galingu pramonės varikliu, neužšąlančiu Klaipėdos uostu, kuris buvo ir yra labai svarbi, sakykime, ekonomikai Lietuvos dalis. Ir štai tada žmonės, valstybės kūrėjai, kaip tą žinią perduoti per simbolius. Ir jeigu mes galvotumėm, kad ką jie rinkosi, kaip tos žinios, kad tapome Lietuva jūrinė valstybė, simbolį, tai jį pasirinko baltąjį švyturį, ne didįjį švyturį, ne kažkokį kitą momentą, uostą, kažkokį vaizdą, o būtent šitą baltąjį švyturį. Dabar iš ko mes tai žinom? 1923 metų balandžio mėnesį yra išleidžiami Klaipėdos krašto pašto ženklai, kurie buvo platinami ir galiojo tik Klaipėdos krašte. Ant didžiausių nominalų baltasis švyturys pavaizduotas. O po to 1923 metų rugpjūtį jau Lietuvos valstybė išleidžia rombo formos pašto ženklus su valstybei svarbiais simboliais. Ir mes matome tuose pašto ženkluose Trakų pilį, kaip Vytauto didžiojo, sakykime, laikų paveldą, aišku, sugriauta dar takai Maironijų Ašarėlė vardėjo. Mes matome Birutės kalno koplyčią. Birutė yra Vytauto didžiojo mama, tuo metu buvo Vytauto didžiojo kultas. Mes matome už laisvę žuvusiam 18 metais paminklą Kaune. Labai svarbius simbolius. O ant didžiausio nominalų baltasis švyturys. Tai pati valstybė baltąjį švyturį pavertė Lietuvos jūrinės valstybės simboliu. Po to prasideda tam tikra tarpukaryje baltojo švyturio manija. Su baltuoju švyturiu yra išleidžiami netgi apvalūs antspaudai. Pagėgių gimnazija, pavyzdžiui, savo simboliu pasirenka baltąjį švyturį. Labai daug kur tas baltasis švyturys atsiduria. Kas dar yra svarbu, kad 1935 metais Juozas Zikaras, dailininkas, skulptorius, jis gauna valstybinį užsakymą sukurti naują pinigų seriją. Tai yra monetų. 1 cento, 2, 5, 10, taip toliau. Ir jis sukūrė juos ir ant 10 centų pavaizduotas baltasis švyturys. Deja, nepatvirtino komisija to pinigo ir baltasis švyturys jisai nebuvo išleistas 10 centų, 36 metais nebuvo išleisti. Spėjama, kad ne dėl to, kad netiko pats baltasis švyturys, bet buvo pernelyg smulkmeniškai pavaizduota ir ten būtų galbūt kalykloje problemų kažkokių. Ir paskui 37 metais dar kartą jisai sukūrė su baltuoju švyturiu tą patį, reiškia, lipdinį tokį, nes anksčiau tai nebuvo zoomų jokių ar dar kažko, kad galėtum pristatyti savo projektą per platformą kažkokią, tai reikėdavo pinigų kūrėjui padaryti iš plastelino, rašoma, kad iš plastelino, sakykime, didelį tokį tą pinigo modelį ir jį pristatyti komisijai. Tai jisai yra vienas modelis 35 data, antras modelis su baltuoju švyturiu yra 37. Ką tai reiškia? Reiškia, valstybė vis dėlto neatsisakė idėjos išleisti pinigus su baltuoju švyturiu, bet buvo gal atidėta kitiem laikam. Ir dėja tas pinigas niekada nepasirodė, nes po to žinom, kad prasideda Antras pasaulinis karas ir taip toliau. Tai yra labai daug, yra, sakau, indikacijų, tai nereikia dar taip toli darytis atgal.
Daug kas dar prisimins 1997 metų 200 litų kupiūrą, kur yra vienoje pusėje Vydūnas, kitoje pusėje Baltasis Švyturys. Ir netgi šiais laikais, jau atkūrus nepriklausomybę, yra prisimintas Baltasis Švyturys ir pasirinktas jisai kaip vėlgi Lietuvos jūrinės valstybės simboliu. Štai apie ką mes kalbam. Aš jau nekalbu apie suvenyrus įvairiausius, kurių prileisti yra su Baltuoju Švyturiu, ten labai daug ir porcelianinių indų, visokiausių taip toliau, kitaip tariant, jo populiarumas kaip objekto. Bet čia mes einame jau kitą lygį. Jis tampa Lietuvos jūrinės valstybės simboliu, Klaipėdos kaip uostamiesčio ir netgi Klaipėdos kaip miesto simboliu. Deniso Nikitenkos teigimu, šis vienas ryškiausių Klaipėdos, uosto ir Lietuvos jūrinės valstybės simbolių nepelnytai buvo likęs istorijos ir viešojo pažinimo paraštėse. Siekiant įamžinti šį švyturį, kuris Antrojo pasaulinio karo pabaigoje deja buvo susprogdintas, kraštotyrininkas pasiūlė Klaipėdos miesto savivaldybei šiuos metus uostamiestyje paskelbti švyturių metais. Taip ir nutiko. Tačiau visa ši iniciatyva netikėtai įgavo naujų spalvų, kai kraštotyrininkas garsiai prabilo ir pateikė nenuginčijamų įrodymų. Nors uosto jūrinis molas po Antrojo pasaulinio karo pakito, sovietmečiu jis buvo betonuotas, o neseniai rekonstruotas, įspūdingo jo švyturio vieta šiandien yra išlikusi. Galim nusileisti į apačią ir štai. Va čia va labai gerai iš tos pusės matyti tas išlikęs autentas, kuris iš tikrųjų man ir buvo labai svarbus molo galas. Dėl to, kad atvirukose ir nuotraukose aiškiai matyti, kurioje vietoje buvo Baltasis Švyturys. Tai jeigu jis būtų kažkur per vidurį molo, tai dar galėtum sakyti, ne, čia buvo kitur ir ginčiai galėtų prasidėti natūraliai. Bet kadangi jis buvo ant paties molo galo ir ant to užsilenkimo, ta prasme, tai man buvo svarbu rasti tą užlenkimo molo. Tai jisai čia puikiai išlikęs, matom, visi akmenys, viskas yra sumūryti ir viskas čia labai gerai matosi. 45 metų sausį atsitraukianti vokiečių kariuomenė iš Mėmelio kartu su kitais strateginiais miesto objektais Baltąjį Švyturį susprogdino. Ir nuo to laiko tarsi ta vieta, ta visa gyvoji atmintis apie tokį objektą svarbu buvusi, jinai kaip ir dingo iš kolektyvinės atminties ir net nebuvo niekada svarstoma ar galvojama apie tai, ar yra išlikusi vieta, kur stovėjo Baltasis Švyturys. Tai va čia iš tikrųjų ir buvo mano toksai didysis gal atradimas, kad aš nagrinėdamas tarpukario, prieškario įvairias atvirutes, aš pamačiau, kad patį molą, pirmiausiai atkreipiau dėmesį į tą senąjį molą, kad jisai pabaigoje, jisai gražiai užsilenkia ir ten yra pakopos iš tašyto akmenų mūro. Ir man kažkaip atrodė įdomu pasižiūrėti ir patikrinti, o gal kas nors išlikę yra. Nes paprastai žmonės ateina iki tam tikros ribos šiaurinė molė ir iki pat galo neeinama yra. Ir aš nuėjęs iš tikrųjų nustebau, kad aš radau išlikusią visą, kitaip tariant, tas senasis molas, jis yra po šito visų betono sluoksnių. Tai visi tie akmenys išlikę buvo ir paaiškėjo, kad ta vieta, kurioje dabar esame, kad va čia stovėjęs Baltasis Švyturys jo nebėra, susprogdintas reiškia, bet jinai išliko. Senojo šiaurinio molo pakopos, kurios matosi atvirukos. Šičia irgi atidengti jūros bangos sovietinį tą cementą nuplovė ir atsivėrė senojo molo, kaip sakiau, iš akmenų
mūro pagaminta sienelė, pietinė, jinai yra ir atvirukuose. Tai yra būtent Baltojo švyturio viena iš tų, kaip sakant, sudedamųjų komplekso dalių. Nepatvarus sovietinis betonas neatlaikė bangų ir atsivėrė vėlgi akmenys ir mes matom tą 19 amžiaus molo likučius. Ir va čia ir baigėsi tas molas, apačioje vėlgi yra pakopos. Tai kitaip tariant, va čia yra pati pabaiga, visur buvo jūra atvira, o čia stovėjo Baltasis švyturys. Tai jo kontūrai iš esmės čia sąlyginai ir yra apibrėžti, va, kur matome šitą tokį apskritimą. Tai va, jo toks ir buvo, daugiau mažiau tūris. Jisai paskui kaip grybas, kaip baravykas, reiškia siaurėja, su tokia kepure buvo, su smailė. Kultūros paveldo departamentui nekilo abejonių, kad šią Baltijos švyturio vietą būtina įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Šią vasarą taip ir buvo padaryta. Ši žinia nudžiugino istorijos atminčiai nebejingą bendruomenę. Mat atsirado viltis Baltąjį švyturį pagaliau prikelti iš užmaršties. Tai aš kreipiausi į kultūros paveldo departamentą su prašymu apsvarstyti klausimą, ar nederėtų įtraukti būtent tą, čia yra apie 30 metrų ilgio šiaurinio molo galą, kur stovėjo Baltasis švyturys, yra išlikusi pietinė sienelė autentiška, tam tikri kiti elementai įtraukti į kultūros vertybių registrą. O tikslas ir būtų išsaugoti ateities kartom. Baltasis švyturys jis turėjo daug didesnę prasmę ir reikšmę negu tik navigacinis įrenginys. Ir būtų tikra nuodėmė, sakykime, prarasti tą tikrąją stovėjimo vietą, nes mes statome naujus paminklus, daug didžiulių projektų Lietuva vykdo, valdovų rūmus atstatė, Klaipėdoje pilies bokštas didysis dygsta, bet čia mes kalbam apie jūrinį simbolį, apie vieną iš retų kultūros paveldo objektų rūšių švyturį. Tai mano idėja, ne tik mano, čia daugybė žmonių, sakykime, būtų noras ir svajonė, kad tas Baltasis švyturys savo autentiškoje vietoje būtų atstatytas, be abejonės jau jo tik tai, tarkime, neveikianti, ne tai kad muliažas, bet jisai neatliktų uosto funkcijos kažkokios navigacinės, jisai nerodytų kelio laivam, jisai daugiau būtų kaip toksai kultūrinis objektas, paminklas ir tokiu būdu Klaipėda susigrąžintų ryškiausią savo miesto simbolį. Kad ši idėja verta dėmesio, sutinka ir Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Žinoma, šis procesas nebūtų toks paprastas. Mat šiaurinis molas Klaipėdos miesto savivaldybė nepriklauso. Jūrininkai, kurių mes jau neturim savo tarpe, šitą simbolį visada laikė laimės žvaigžde ir grįžtant prieš 140 metų į Klaipėdos uostą, mažą upinį uostelį tuo metu, jie visada tą spindulį pagaudavo ir jų veiduose taip pat būdavo šypsena, lygiai taip pat kaip šypsojosi tas švyturys Baltasis kažkada tiem jūrininkam, atradus krantą ir gimtą uostą. Aišku, labai didelė istorinė vertybė, šis švyturys, jisai ne tik istorinėse šaltiniuose, atvirukuose, bet ir ant piniginių kupiūrų kažkada tai buvo. Tai manau, kad jeigu uosto direkcija, jeigu ministerija leistų, aš manau, ant molo konstruktyvo, ten, kur yra jo gimtoji vieta, tokio labai svarbaus miestui, jūriniam miestui, uostamiesčiui, simbolio atgaivinimas, tiesiog galbūt tik išoriniu fiziniu vaizdu, netarnaujant kaip kokiam navigaciniam ženklui, aš matyčiau tikrai didžiulę prasmę ir to prašysiu. Kad ir koks populiarus ir įsimintinas buvo Baltasis, tai toli gražu ne pirmas Klaipėdos švyturys. Kaip galėjo atrodyti pirmasis uostamiesčio švyturys, mums byloja štai ši 17 amžiaus Klaipėdą, tuomet vadinta Mėmeliu, atspindinti graviūra. Reiškia 1684 Kristupo Hartnocho knyga. Senoji, naujoji Prūsijos istorija. Ir va tai yra, ten yra graviūros miestų Prūsijos ir uostų ir iškilmingą vietą ten užima ir mūsų Mėmelio, reiškia, graviūra su trumpu aprašymu. Reiškia, Lietuvos čia to deltos, tų kitų dalykų visų. Ir toj graviūrai per patį centrą ganėtinai didelis nupieštas medinis
viduramžių švyturys. Jeigu nežinai istorijos, tai atrodytų, kažkoks tai medinukas, kažkoks tai keistas, bet kai žinai, tai galiu pasakyti, kad tokių medinukų įvairiausių konstrukcijų visa buvo pilna Baltijos jūra ir pirmieji švyturiai taip ir atrodė. Tai buvo paprasčiausiai, kaip mes kaime turim šulinio svirtis, kur kibirą iškelia, tai vietoj kibiro būdavo tvirtinamas krepšys, kiauras, į kurį pridedama ten smalos, malkų, sakų, bet kas, ką galima padegti, jis pakeliamas ir jisai dega. Tiek, kiek dega, ten 2, 3, 4 valandas, tiek jisai ir šviečia. Ir tada jis yra nuleidžiamas, prikraunamas vėl iš naujo ir vėl ir taip visą naktį, reiškia, dirbama iš jūros, kad tai būtų manoma. Tai toks tas mūsų pirmasis medinis švyturys. Intensyvėjant laivybai atsirado poreikis uosto prieigose įkurdinti kur kas labiau matomą aukštesnį švyturį. 1796 metais buvo pastatytas daugiau kaip 17 metrų aukščio švyturys. Tuo metu jis buvo vienas pirmųjų švyturių šiaurės rytų Baltijos jūros pakrantėje. Jis vadintas Raudonuoju. Švyturį perstačius ir patobulinus, navigacinis įrenginys buvo nudažytas kaip šachmatų lenta ir buvo pavadintas šachmatiniu. Deja, ir šis švyturys, kaip ir baltasis per Antrąjį pasaulinį karą, buvo sugriautas. Jo vietoje sovietmečiu buvo pastatytas naujas švyturys. Dar šiais metais jis buvo atnaujintas. Tačiau, kadangi yra uosto teritorijoje, negali būti nuolat atvertas lankytojams. Apsilankyti jame galima tik išskirtinėmis progomis. Projektą Pajūrio istorijos iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.